ateinu pasidžiaugti su tavimi. Praėjo mėnuo, kai baigiau gerti šiuos metabolizme papildus. O jie man padėjo susitvarkyti tą nežmonišką norą saldumynams. Tai buvo toks etapas, kai aš neįsivaizdavau, kad galima gerti kavą be saldainės, be bandelės, be deserto. Taigi kava ir turi būti šalimais desertas. Po pietų irgi norėjosi kažko tokio saldaus deserto. Ir buvo toks didelis lūžis, kai namuose nebebuvo jokių saldainių, sausainių. Ir supratau, toks kaip narkomano abstinencija, jau norisi kažko. Pasimiau sūrio, užsidepiau medaus ir tada mano vidinis džiaugsmas buvo patenkintas ir aš suvalgiau su kava. Tada supratau, kad va čia jau yra labai živilė blogai. Ir labai džiaugiuosi, kad į kompaniją atėjo, kurioje esu, atsirado naujas metabolizme papildas. Kažkada buvo kava metabolizme, kuri man labai pagelbėjo šiuo klausimu. Kažkada irgi turėjau tą tokią priklausomybę. Ir po kiek laiko jinai vėl atsiradus buvo tik labai stipri. Ir aš gėriau 45 dienas, jiems skirtas 45 dienom, aišku, buvo ir praleista, ne kiekvieną dieną gerta, nes išvažiuoji kažkur išeini, taip ir taip. Ir labai džiaugiuosi, kad aš turiu tą rezultatą ir iki šiol jisai tęsiasi. Aišku, buvo minčių, kad galbūt reikės antros pakuotės, nes geriau, aš nieko nepastebiu, kaip noriu saldėsiu, taip ir noriu saldėsiu. Bet atsirado jau kurso pabaigoje tas toksai, Živilė, tu geri kavą be saldainės. Ir tas vidinis poreikis nebesinori. Laisvai praeinu pro tas bandelių, saldėsių skyrius. Laisvai tiesiog galiu mėgautis kava. Po pietų jau to deserčiuko jau nebesinori. Nesakau, kad visiškai atsisakiau, kad visiškai nebenoriu, būna ir gimtadienių, būna tokių pojūčių, bet ne taip masiškai, priklausoškai, kaip anksčiau. Tad jeigu ir tu turi tokią priklausomybę, kur supranti, kad kažką jau reikia daryti, tai drąsiai parašyk man. Užsakysiu ir tau šitos metabolizmo papildus, galbūt tau padėsiu turėti pačiai prieigą prie elektroninės parduotuvės ir savarankiškai įsigysi šį papildą, sutaupysi labai daug. Tai tikiu, kad padėjo man, padės ir tau, tik tai dar vienas yra dalykas svarbus, kur noriu kartoti, mūsų organizmai kiekvieno yra skirtingi. Kiekvienam gali tas rezultatas ateiti visiškai skirtingai. Pavyzdžiui, man, kaip aš jau minėjau, atėjo tik tai šio papildo pabaigoje. Kitiem gali po 2 savaičių pasimatyti. Tretiem reikės dar ir antros pakuotės išgerti. Tai kiekvieno organizmas yra skirtingas, tačiau verta ieškoti savo pagalbos ir spręsti šitą problemą. Tad lauksiu tavo žinutės su noru atsikratyti tą priklausomybę, stiprią priklausomybę nuo saldėsių. Pačios mes žinom, kad pridėtas cukrus nieko mums gero organizmui neduoda. Ta tokia malonumo, euforija minutė. O paskui kartais mes moteris mėgstam taip, suvalgom kažkokį desertą, o jau paskui jau save kankinam, kodėl aš suvalgiau tą desertą, dabar ant svarstyklių bijau atsistoti. Ar pasijaučiam kažkaip prastai, nes kyla tas cukraus šuolis. Tai esu tam, kad padėčiau. Tai lauksiu tavo žinutės taip pat, jeigu kyla klausimų apie šį papildą sudėtį, nes joje yra chromas ir kitų vertingų medžiagų, kurių mums reikia mūsų organizmui. Tai lauksiu žinutės.